tik tiek, žiūrėkit, visi tai nori dirbti, matau. Ne, ten toliausiai, va, geltonai, ten, kas ta, aglonėnai, ne? Atsibodo aglonėnam dirbti, kaip supratau. Nu, supratau, dar Lietuvoje padaugės bedarbių. Taip, ir kaip, koks kelias buvo tos obuolių šventė? Mes valėm parką ir sunkiai dirbom, daug valėm, daug dirbom ir visada, tai pasišnekėjom tarpusavį, kad, kiek galim dirbti, tai pramogų mums nereikia. Ir galvojom, kaip būtų gražus organizuoti visiems žmonėms, kiekvienam iš jūsų šventę. Mes jums, jūs mums. Karamelė gavo, labai skaniai. Tai žinokit, ir tas yra labai skanu. Nes vis tiek vertas ir skaniam yra. Tai žmonės man labai malonu, žmonės jau pasilgė. Tai buvo... Ar visi tik tą pasėdėti galit? Palikiam. Jūs klausėt, kodėl pas mane tiek žmonių. Aš sakau, nuo kokių laikų pas virėją nebūna žmonių. Visi norim pavalgyti, o šiandien norim pavaišinti obuolienę. Atvažiavom iš Klaipėdos ir verdam dalyviams, dalinam pasivaišinimo obuolienę. Labai skanių obuolienė, nuostabiai. Ir fotografas ketvirtas bus. Mūsų žurnalistika pradėjo aktyviai dalyvauti kad mūsų skola nebūtų skeltų, mes prisidėję prie šito. Tad visus tuos obuoliukus sunešė mokyklos vaikučiai, ir stengiamės, kad mūsų vėliava, sakykime, laivo Šraunimo bangelės raibuliuoja, ten ir molio kalneliai rudi. Ten prabėgo mano jaunystė, liko tik atminimai širdelė raudonė. Nuskins obuolius.
mokės kabrek atronka, mūsų valstybė. Dėkas nuoja. Tai nėra akademinis koncertas, tai yra linksminimasis rudenėlio šventės proga. Visi kaip vienas. Ir priekis ir galiorka. Nagi netingiliaujam. O taip.